Sveikučiai. Vidury savaitės, trečiadienis, praeitą pamoką išmokiau tokį dalyką kaip friend, šiandien išmokysiu tokį dalyką kaip this. Tiesiog tai yra toks įrankis, kuris gali atvaizduoti, sakykime, kažkokį tai mūsų kintamai tam tikrų būdų. Ta prasme, šiandien parodysiu 3 būdus, kaip atvaizduoti. Pirmas tai bus tiesiog, kurį mes visą laiką naudojame, ir 2 bus nauji būtent su this įrankiu. Aš jau turiu susikūręs klasę pavadinimu pavasaris, kaip matot. Ir galim turbūt iškart šokti prie reikalo. Pirmiausia, ką aš noriu pasidaryti, tai susikurti kintamai, kaip ir visada, tai sakykime integer pavasaris, tai sakykime P raidė, ar ne? P pavasaris. Ir čia įsirašyti tiesiog duomenų tipą. Štai taip. Nerašysim nieko daugiau, tiesiog duomenų tipą. Dėl to, kad mes naudosim būtent tą duomenų tipą 3 skirtingais būdais. Tiksliau šitą kintamai. Toliau, čia tik tiek ir tai reikia. Nors ne, meluoju. Iš tikrųjų reikėtų dar pasirašyti kažkokį suflerį, funkcijai, kurią kursime po to, nes galų gale kažkaip tai reikės viską atvaizduoti, ne? Taigi funkciją pavadinkim tiesiog rodyti turbūt, ar ne? Ir ji neturės jokių parametrų. Viskas. Čia baigta su mūsų headeriu. Einam į mūsų pačią klasę. Taigi, ką čia reikia pasirašyti? Pirmiausia, tai greičiausiai, ką aš noriu pasidaryti, tiesiog susitvarkyti mūsų konstruktorių. Tai visų pirma, mums reikia kažkokio kintamojo, kurį, sakykime, pavadinkim ATS, arba kitaip sakant atsakymas. Ir būtent mūsų sukurtam headeryje kintamoje, reikia priskirti šitą kintamąjį. Tai padarysim būtent dvitaškio pagalba. Ir būtent mūsų pavasaris, ar ne, bus priskirtas prie kintamojo ATS. Daugiau mes į body nieko nerašysim, nes nieko nereikia. Mums reikia dabar tiesiog susikurti būtent šitam sufleriui reikalinga funkcija. Taigi funkcija bus būtent rodyti. Na ir ką mes dabar rašysim tą funkciją. Būtent čia aš noriu parašyti visus 3 variantus. Tai aišku, sijautas, būtent ką mes norim atvaizduoti. Mes norim atvaizduoti mūsų pavasarį, ne? Šitą kintamai. Nors iš tikro, kadangi bus 3 variantai, tai gal ir pasirašom iš karto. Pirmas variantas, ar ne? Tai yra, sakykime, mūsų paprastas pirmas būdas atvaizduoti kažką, kurį mes visą laiką naudojam ir kurį mes žinom. Bet kadangi sakiau, dar bus, bus iš viso 3, tai dar 2 pasirašom. Tai, sakykime, pirmas variantas čia, sakykime, bus taigi pirmas, antras ir trečias variantas. Dabar kaip turėtų atrodyti antras variantas? Antras variantas būtent naudos žodelį this, tada rodiklytę ir būtent tai parodysi mūsų kintamai P, kurį mes susikūrėm headeryje. Toliau, trečias variantas bus dar įdomesnis. Dar tokio nematėt. Šitą variantą aš jau mokiau. O dabar ką parodysiu, kas čia dabar yra. Šito varianto jūs iki šiol nematėt. Visų pirma, atidarom skliaustelius ir uždarom, viduje dedam žvaigždutę, tada žodelį this ir už skliaustelių po taško parašom mūsų būtent kintamai, ne? Štai taip atrodys. Taip, dabar kas čia po velnių yra? Pirmiausia, gal pabandykim pažiūrėti, ar mums pavyks tai paleisti ir atvaizduoti, ne? Tai kurią klasę mes naudojam? Pavasario klasę. Ir pavasario klasėje, žinoma, reikia susikurti kažkokį tai kintamą, tai tiesiog nekintamą objektą, tai tiesiog tebūnė tai būna objektas, ar ne?
Na ir mūsų objekto pagalba mes iš savo klasės galim išsikviesti kažką, tai mes, aišku, norime išsikviesti būtent rodyti. Taigi šita klasė bus atvaizduota, ar ne, ir klasė. Na taip, šita klasė ir šita funkcija. Ir mums turėtų atvaizduoti kažką, bet to kažko mes kaip ir neprisiskyrėm niekur, tai kur tai prisiskirtimas puikiai žinome, štai čia, mes prisiskirkime skaičiuką 21, sakykime. Pabandom pasileisti ir mes turim erorą. Na ir klaida, aišku, akivaizdi, ta prasme, tas mūsų eroras, vien dėl, kad mes, na, aš neparodžiau, kad mūsų funkcija būtent yra naudojama mūsų pavasarį. Na čia, ta prasme, mūsų klasėje, čia yra labai kažkoks keistas dalykas tam CPP. Esmė, kad logiškai mesgi naudojam visą šitą dalyką viduje, ne, pavasarį, ir mums dar reikia taip jai paaiškinti mūsų, ta prasme, C++ kalbai. Kaip ten bebūtų, na, aš galiu dar vieną dalyką pataisyti, kad būtų gražiau, stilingiau, ne? Na ir mūsų atsakymas, pirmas variantas 21, antras variantas 21, trečias variantas 21. Dabar kuom skiriasi šitie trys dalykai? Aš labai nesigilinsiu iš tikrųjų, bet tiesiog noriu pasakyti, kad pirmas variantas yra tiesiog, na, jis tiesiog atvaizduoja būtent mūsų kintamai ir jis nieko daugiau nedaro. Jis paima duomenis iš mūsų kintamojo. Tai reiškia būtent šitą kintamąjį, ne, kurį mes čia nusirodėm, ir jį tiesiog atvaizduoja. Taip, toliau, šitas variantas, antras variantas, tai jis pabrėžia, kad būtent su šito objektu, šiuo atveju, na, taip ir pavadinau, OBJ objektu, būtent dirba su šito objektu, o tiksliau sakant, su šito objekto, šito kintamuoju. Na, jis pabrėžia, kad su kurio būtent objektu dirba ir kurio kintamuoju, ar ne? O trečiasis variantas, na, jis iš tikro pabrėžia ne tik patį objektą, būtent su šito objektu, o būtent to objekto atminties vieta. Tausne, jis antiek giliai pasineria į tą objektą, kad suranda būtent atminties vietą ir tai atminties vietai priskiria būtent tą kintamąjį. Aišku, dabar jūs galite, nelabai galite suprasti, ką aš čia noriu paaiškinti, bet manau, kituose pamokose aš tiesiog pabandysiu pabiški tą priartinti ir parodyti, kam šitie dalykai naudingi. Ir atsisveikinu su jumis, susitiksim dabar penktadienį ir tai bus, penktadienis, 50, pusė šimto jau, eina savo, 50 pamoka. Taigi iki penktadienio.